Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugsėjo 27 dieną. Į objektą atvažiavom lygiai 7 ryto. Gavosi 9 metrų grėžinukas, 9,5 metro gilio grėžinukas. Vanduo pilnai prasivalęs, pusę valandos jau kaip bėga. Jokių smiltelių, visiškai krištolas. Ir be geležies. Ir dabar apie grėžinį papasakosiu. Labai buvo sunkus grėžinys, visą kelią akmenuotas priemolis, žvyras. Tai filtrą negalėjom sukišti iš pirmo karto. Tai lygiai greičiai filtrą kišom ir štangas grėžinio šaktą. Labai nestabilus gruntas buvo, bet ant pačio jau galo išplovė gražų tokį rusvą smėliuką, kuris be geležies. Tai žmogui pasisekė. Šitam rajone salkininkai, čia gaunasi 10 km iki Semeliškių, 10 km iki Trakų. Nu ir porą žodžių, kaip brigada atidirba. Labai puikiai dirba, rekomenduoju visam. Ačiū labai. Tikrai nepasigailės. Ačiū labai. Tai vat, pamatavom vandens debetą 55 sekundės 10 litrų vandens. Nu, tai čia gaunasi daugiau nei 600 litrų. Vieną hidrosmūgį padarėm, bėgo minutę lygiai, po to po hidrosmūgį pirmą 55 sekundės 10 litrų kibiras susipildė. Tai vat, atvažiuojam su džipuku prie kabelę, toksai vanamas. Jauna šeima gyvena su senu šuliniu, gyvena tokiam gražiam name, su senu šuliniu, prieš 8 metus jis iškastų 4 metrų gylio. Dabar, kai Lietuvoje sausra, viskas. Problema ir mes tą problemą žmogui išsprendėm. Tai va dabar nuimsim dangtį ir kol čia pakuojamės viską iš grėžinio, pildysim į šulinį. Šulinys ant pirmo horizonto, ant 4,20 žvyruko buvo sluoksnis gal 40 cm, bet jis yra labai silpnai vandeningas. Dėl to į mus ir kreipėsi. Toks namukas. Taip, tiek vietos tai ir mums reikia, o tokia tik krūvelė po mūsų lieka. Jo, žvyrukas tai čia buvo gražus. Ir tokia frakcija, ir stambi, ir visokie, ir smėliukas. Nu, žodžiu, labai nestabili šachta, labai nestabili. Tik lygiai greičiai, sukišom filtrą, taip pusę valandos kišom, po truputį ir Rusikovas padėjo, svirblys, 2 grėžinio duobės, grėžinio šachtą. Tai va, grėžinys 9,5 metro gylio, o vandens statinis lygis nuo žemės paviršiaus 5 metruose stovi. Tai 4,5 metro vandens stulpas grėžinį laikosi. Jo, stabiliai, 55 sekundės 10 litrų vandens. Nu, gražus ruduo, graži diena ir prašom vanduo žmogui. O galės kubilus, pirtis leisis, ką norės su to vandeniu. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.